Kadangi mes su tarpinstitucinio koordinatorė lankomės įstaigose ir čia neseniai apsilankėme Plungės krizių centre, pasikalbėjom su Ramute, pasižiūrėjom jų gaminamus darbus ir sumastėm tokį idėją šventinius vainikus, įvairiausius angeliukus tiesiog paeksponuoti mūsų savivaldybėje, parodyti, ką daro jų gyventojai. Ir suderinom, susitarėm ir turim puikią erdvę, šventinę erdvę, kurie galime įsigyti tiek advento vainikų, tiek dovanų kolegoms, šeimoms, draugams ir pasidžiaugti tiesiog tuo, ką daro mūsų krizių centras. Taip, jau su vyrais, grinai su vyrais dirbu terapijos kambarį 5 metai. Tai čia per 5 metus labai daug mes esam prikūrę ir aš esu angelų mylėtoja, esu tą tokį tekstilininkė, kur darau angelus, esu tautodailininkė ir vat mūn angelą tai labai patinka, tai vat grina angelų iš tikrųjų į čia labai daug, bet vyra, kadangi angelų nedara, tai jie dara druskinis, muilus vėl, natūralius muilus, plaušinis, lesiklikis, va čia skutėklių viens, dabar neseniai atsiradęs dara bulvėms kostukus. Jeigu kas silpnesnis, kažkokių mažiau turi įgūdžių, tada daro kažkokius vabaliukus, ane lengviau padaruomi. Čia yra karolė, skiautinių karolė, ane ir krūvins darbs, bet ane mūna asmeniškai labai graži ir irgi, jeigu mažiau sugeb siūti, tai čia labai lengva anus padaryti. Rankom siūnam, ne? Rankom siūnam jo. Turėjom, bet dabar jau gau socialinį būstą lankstą, iš popieriaus lankstą. Bet dabar jau išėjai, nebebus, tai tokių darbų gal daugiau nebeturėsam. Bet ir labai gražiai lankstą iš popieriaus. Čia dar viens angeliuks, kuris neš laimę, sėkmę. Pagalvytis jau, turim labai gerą kriaučių. Galite atėti net į kelnius pasitaisyti. O dabar pagrinds yra advento vainikų gamyba. Tai iš tikrųjų mes anskuram su meilė. Ir nuo rugsėjo mėnesį viskas prasidėjo, patys karkasus darom išeina iš šiaudų. Tai darba iš tikrųjų ilgus procesus vyksta ir mes džiaugiamės to labai. Viskas pilnai rankų darbo, viskas iš natūralių produktų. Jo, ir mes esam labai už tvarumą, kad geriau seną daiktą panaudoti ir sukurti kažko naujo, negu nupirkti plasmasį ir turėti pasidėjus.